sugauta, kas sugavo. Nu, dar Tai geriau jūs čia būtų- prašot jau taip Taip, mes jau tokią padaryti, ar viešinimą ne? prašom, gal netgi yra galimybė nuotrauką padaryti, gal paskelbti spaudoj, kad pagavot. Aišku, mes kol kas negalim tokio atlygio skirti finansinį, bet, pavyzdžiui, mūsų kolegos Lenkai už sugautą, išleistą eršketuką dar moka premiją, grąžintą į vandenį atgal. Už ženkliuką netgi moka. Nu, kai bus europiniai pinigai, gal bus pinigai ir tam skirti, kad viešinimui tokiem ir premijavimui už tas sugautas, grąžintas į vandenį žuvytės. Bet dabar mes tai geranoriškai prašom per mokyklas, per žvejų, visokias artelės, per įmonės, per Kaliningrado srities žvejus, per kolūkius, dabar dar kolūkiai likę. Daugiausia tų išleistų mūsų eršketukų sugauna, kaip nekeista, kaliningradiečių žvejai. Ir tai yra mums sunkiau su jais kontaktuoti už tai, kad jie dar, jie, žinot, pagavo ir, jis gali paleisti, gali nepaleisti, ką čia. Kita šalis, kiti reikalai. Bet mes ten dabar bendraujam su profesoriu tokiu Buščinu, Aleksėjų Ivanovičiu. Jis važiuoja per tų žvejų kolūkius, dalina mūsų medžiagą, pasakoja, ką mes darom, nes tą patį daro ir Lenkai. Tik tai Lenkų eršketai, aišku, neplauks jie galbūt į mūsų upės, kadangi yra gamtoje tokia tvarka. Kur gimiai, kur užaugai, ten maždaug tave ir traukia. Tai Lenkai irgi tokių klausimų jie yra gerokai toliau. Padirbėję, pasistumėję ir su žvėjais dirba, ir su kaimynais Danais. Jau Danijos krantuose Lenkų eršketus sugauna išleistus. Bet čia yra ta pati rūšis. Į Baltijos jūrą leidžiama viena rūšis, va šita mūsų to atlantinio eršketų. Vokiečiai veisia dvi rūšis. Dviejų rūšių eršketus, kurie gyvena ir Šiaurės jūroje, ir Baltijos jūroje. Tai ta viena rūšis, kokia rūšis dar? Tai yra būtent aštriašnipis eršketas. Latiniškai jis yra Accipenser oxyrhynchus. Ir ketvirta tokia akcija, ar ne? Gausesnė ketvirta. Šiaip tokių mažesnių, tokių vienkartinių, ten po 10, po 20 štukų mes per vienetų leisdavom su ženkliukais, bet mes neužakcentuojam tokių, kadangi tai yra vis tiek dokumentai surašom, o čia tokia gausesnė. Viena dabar į šitą upę tai yra pati gausiausia. Gausiausias kiekis, ta prasme. Būdavo ten. Kiek tas gausiausias? Tai 1500 šiandien išleisim. Ir šitie eršketukai atkeliauja iš mūsų poskyrio Alytaus rajone, iš Simno. Jie Simne užauginti, išinkubuoti, užauginti, pašerti. Ilgiau mums jų laikyti neapsimoko todėl, kad tada, kadangi jie auginami uždarose sistemose, artezinis vanduo, ten bakterijų kontrolė, lygų kontrolė, visą kitą, vandens kontrolė. Kuo mes ilgiau tokiose sistemose laikysim, tuo jie labiau pripranta prie žmogaus, prie dirbtino pašaro, prie buriavimos ir jie, aišku, žiūrės, kur tas, jie įgyja serginį refleksą maisto ir žmogaus, kaip čia pasakyti, šešėliui galbūt yra. Ir išleidus juos vyresnius, jie daugiau, mažiau turi šansų prigyti, o daugiau šansų lieka, kad juos pašėręs kažkoks žvejys gali sugauti. Tai mes vadovavomės tuo principu, kad minimaliai kiek mes galim sudaryti sąlygas optimalias ir juos išleisti kuo greičiau, kad jie kuo greičiau priprastų prie natūralių sąlygų, o dar kol kas vandenį ir vandens temperatūra yra gera, 8-10 laipsnių, ten kažkur dabar yra maisto, įvairaus dar maisto ir jie dar puikiai per visą tą laiką dar pasimaitins ir paplauks. Jis sustiprės. Ir dabar ta akcija lašiša irgi kaip tik dabar, ar ne, prasidėjus greitai? Ta akcija jau nebevyksta, jau 2 metai. Kadangi lašiša išbraukta iš raudonos knygos ir tos akcijos nebėra. Mes tikimės, kad kada nors, kai bus finansavimas europinis, bus akcija eršketas. Ta akcija buvo skirta lašišų apsaugai. Dabar nebėra tos akcijos, jau 2 metai. O kaip pažymėti tuos jauniklus, sakot, pažymėti? Va šitos mažiukus mes pažymėti negalim, jie yra per maži. Jie yra per gležni, jie nežymėti, bet mes dalį į Simne, Alytaus rajone savo poskyrį palikom, tai yra 500 vienetų palikom eršketų tolimesniam paauginimui iki pavasario, jie jau svers gerokai daugiau, bus virš 100 gramų, ir tada mes juos pavasarį išleisim žymėtus. Žymėtus išleidus, tada jau mūsų stotelės juos fiksuos tam tikrose taškuose. Tai yra atskira metodika. Tokių mažiukų mes negalim. Tai kokie didumo tie mažiukai dabar turi? Jie dabar bus maždaug 5-7 gramų, tai 10 cm nesieks. 10 cm. Kiti didesni pasitaiko.
Šiaip ir sako, dabar Lenkija jau yra ir technologijos, kad ir ženkliukai, kad galima būtų įvesti į vidų ženkliukus specialiai. Dar nežalokim, suspės. Jeigu ta akcija mūsų bus ženklinta gerais, ne tik siekiais, bet ir darbais, ir tada galėsim kažką tai